la. Mano namelis, koks jis gražus, kaip jis jaukiai atrodo. O ir dar tas vaizdas, jis tiesiog šokiruojančiai gražus. Na gerai, pasitikime atimus ir ate. Galiu visi išėjai iš serverio. Na ką, iš gero turi. Nu nieko savo. Tokie čia aitimai. Pasimsiu. O čia jam, taip sakant, dovanėlių paliksiu. Ką? Eik tu savo. Kas čia buvo? Ne, tai negali būti. Mano namelis. Eik tu savo ir dar viską paėmė. Ne, aš jį taip mylėjau. Špyga tau nenamelis. Ką? Ta prasme. Kokie gražus aitimai tavo. Kokie tavo gražus aitimai. Kaip visada naujokėliai nemoka resų darytis. Na, ačiū už aitimus. Что? Taigi, jeigu jūs nenorite, kad jūsų daiktai būtų pavogti, arba jūsų bazė, kad nebūtų susprogdinta, kaip jūs matėte iš pradžių, ką jums reikia daryti, tai tiesiog res auto ir jums norimą pavadinimą, šiandien, dabar aš parašysiu kažką tokio ir tiesiog paspauskite, kad patvirtinti viską ir jo, jūsų resas bus sukurtas, dabar niekas negalės nieko imti, tai va, nu, dabar gali. Na, aš protestuosiu. Negaliu dėti blokų. Negaliu griauti blokų, tuo labiau. Ir negaliu atidaryti često. Bet ką daryti, jeigu jūsų draugas nori jums padėti, ar tiesiog jūs norite kartu statyti bazę, tai jūs tiesiog turite rašyti res.add ir savo draugo pavadinimą, nu, vardą, tai šį kartą bus taip pat. Ir dabar gali pabandyti draugas padėti ir va jūs, kaip matot, jis viską gali. Galiu viską daryti. Gali viską griauti. Ir jo, jeigu jūs norite išimti savo draugą ar kažkokį žmogų, tai jis tiesiog res podel ir jo pavadinimą. Na ir dabar jis nieko dėja negalės daryti. Dar itin svarbios komandos, kurios jums tikrai padės, yra reset. Tai čia jums išmės tokį meniu ir čia yra pilna dalykų, ką jūs galite išjungti arba pajungti. Tai pavyzdžiui, fall damage galite išjungti savo resę, jūs galite move išjungti savo resę. Tai dabar mes išjungsime. Ok, ir dabar res kick šitą pacanėlį. Ir jisai dabar, palei idėją, negalėtų ateiti mūsų resą. Va, kaip matote, jis tiesiog negali. Jo, bet jisai būtinai turi nebūti... Bet aš iš karto turiu nebūti rese. Jo. Ir dar aš negaliu pasiteleportuoti jį. Jo, jis absoliučiai niekas negali būti jūsų rese. Nu, jeigu jūs norėtumėte ištrinti resą, jums tiesiog jo nebereikia, arba galbūt, nežinau, jūs turite geresnį. Tai jūs tiesiog rašote /res remove ir /res confirm. Na ir viskas. Jūs nebeturite resą, jūs galite pasidaryti naują resą kažkur, ar kad ir ką jūs tik. Taigi labai tikiuosi, kad aš jums padėjau suprasti, kaip veikia ir kaip reikia naudotis rezidencijos komandomis. Na, sėkmės jums žaidžiant ir vis.